Sveiki. Taigi prieš pradedant jogos pozicijas daryti, visada yra daromi apšilimo pratimai, kaip ir bet kuriam sporte. Taip ir jogoje yra vadinamas saulės pasveikinimas arba sanskrito kalba vadinamas surya namaskar. Šiandieną parodysiu, kaip tai daroma klasikinis saulės pasveikinimas, kiekvieną žingsnį po žingsnio. Prieš pradedant saulės pasveikinimą turime atsistoti kilimėlio pradžioje, kojos kartu. Veiksmas prasideda nuo įkvėpimo, keliant rankas ir iškvepiant, sudėjus jas ties saulės rezginį. Rankos turi būti lygiai grečios grindim, rankos prie saulės rezginio ne maldai, o grynai šitoje pozicijoje. Tada su įkvėpimu yra keliamas rankos išsitempiamai viršų ir iš krūtinės, iš menčių viršutinės nugaros dalies atsilenkiama. Stenkitės neišsilenkti iš apatinės stuburo dalies ir stenkitės netlošti per daug galvos. Tiesiog išsitempiam ir truputį iš krūtinės ląstos atsilenkiam. Iškvepiant, tempiam save į priekį, kiek maksimaliai tiesia nugarą, tempiam save į priekį ir lenkiame žemyn, rankas padedam šalia kojų. Kojas galite sulenkti, jeigu nepasiekėt grindų. Tada su įkvėpimu dešinę koją atgalios, padėkite ant kelių, ištempkite pėdą, spauskite dubenį į apačią ir žiūrėkite į viršų. Sekanti pozicija yra kvėpavimo sulaikymas. Ištiesinam dešinę koją, pristatome kairę, kūnas tiesus, žiūrima į grindis. Stenkitės nebūti pakėlę dubens arba nuleidę į apačią. Kūnas tiesus. Iškvepiant, pozicija vadinama banga. Pirmiausia, dedam kelius, krūtinę leidžiam prie plaštakų, dubuo pakeltas, kakta padėta ant kilimėlio. Su įkvėpimu nuleidžiam dubenį, ištempiam pėdas, keliamės į kobros poziciją. Stenkitės, kad pečiai būtų į apačią, alkūnės kartu. Ne per aukštai ir ne tokioje pozicijoje. Tiek, kiek leidžia jūsų nugara. Iškvepiant, kylam į kalną arba į šuns poziciją. Kojos kartu, kulnus spaudžiam prie grindų, nugarą tiesinam. Žiūrim į pėdas. Su įkvėpimu grąžinam dešinę koją į priekį. Kairė ištempta, žiūrim į viršų. Iškvepiant, pristatom kitą koją. Ištiesinam kojas, kakta prie kelių. Rankos į priekį ir su įkvėpimu tiesia nugarą kylam į viršų. Iš menčio atsilošiam ir iškvepiant nuleidžiam rankas.